Aš ką tik radau apleistą gyvūnėlių parduotuvę, kurioje prekiaujama aksolotliais ir kuri pilna vienų rečiausių aksolotlių rūšių visame pasaulyje. Nuo auksinių iki melanistinių ir net tokių, kurie švyti tamsoje. Bet tai dar ne viskas. Kadangi ši gyvūnėlių parduotuvė specializavosi aksolotliuose, jie turėjo vienus rečiausių atmainų, kokius tai galima rasti, įskaitant ir brangiausią rūšį – mozaikinį aksolotlį. Ši rūšis gali kainuoti daugiau nei $10,000. Na, o senasis šios gyvūnėlių parduotuvės savininkas man pasakė, kad čia yra keletas jų. Kartu su daugybė kitų beprotiškų rūšių, apie kurias net nebuvau girdėjęs. Taigi mano misija – ištirti visą parduotuvę ir išgelbėti kiekvieną aksolotlį, kol dar nevėlu. Bet tai nebus lengva, nes šie aksolotliai čia palikti jau 2 savaitės, nuo tada, kai parduotuvė užsidarė. O tai reiškia, kad jiems baigėsi laikas. Net nežinau, nuo ko pradėti. Čia tiek daug įvairių tvenkinių ir akvariumų pilnų aksolotlių ir dar nežinia ko. Na, pažiūrėk į ženklą. Čia parašyta reti aksolotliai $500. O ten dar vienas ženklas, kuriame rašoma mutantiniai aksolotliai. $1,000. Nesu tikras, ką tai reiškia, bet taip pat matau didelį akvariumą su užrašu neparduodama. Galbūt ten laikė pačius rečiausius aksolotlius. Taigi manau, kad tai apžiūrėsime vaizdo įrašo pabaigoje, o dabar pradėjau savo paieškas. Pirmiausia buvo ši didelė lentyna, pilna akvariumų. Taigi neaišku, ką čia rasime. Vyrai, šie akvariumai siaubingi. Pažiūrėkite, kokie žalia čia vanduo. Kas čia bebūtų, jam tikrai neliko daug laiko. Taigi turime paskubėti. Aš nuskubėjau ir pradėjau dairytis aplinkui. Pirmiausia buvo šie maži indėliai, kurie daugiausia buvo tušti, išskyrus 2, kuriuose buvo daug spalvingų krevečių. Šie vaikinai buvo tikrai šaunūs, bet dėja, jie buvo per maži, kad juos galėčiau pagauti. Todėl nusprendžiau juos palikti ten ir eiti toliau. O štai visai šalia krevečių buvo indėlis pilnas pūslėžuvių jauniklių. Kažkaip man pavyko visus 3 juos pagauti ir įdėjau juos į kibirą su švariu vandeniu. Bet eidamas toliau radau daug didesnį akvariumą, kuriame ir aptikau savo pirmąjį aksolotlį. O dieve, Helena, pažiūrėkite tai, mes iš tikrųjų kažką pagavome. Štai čia yra mažas aksolotlio jauniklis. Laimė jis vis dar gyvas. Pradėjau šiek tiek nerimauti, matydamas, kokie nešvarūs šie akvariumai. Jeigu nežinojate, aksolotliai yra labai jautrus gyvūnai. Jie turi gyventi labai švariame vandenyje, kad išgyventų. Bet kaip matote, šis aksolotlis vis dar gyvas, vadinasi, mes jį radome pačiu laiku. Tačiau, kai atidžiau jį apžiūrėjau, pastebėjau, kad jam trūksta kai kurių kojų. Dabar nesijaudinkite, aksolotliai iš tikrųjų gali atauginti savo galūnes. Bet tai reiškia, kad šiame akvariume yra kažkas kitas, kas jį puola. Taigi greitai įdėjau jį į kibirą su šviežiu vandeniu ir toliau semiau. Kai staiga tai nutiko. O dieve, Helena, pažiūrėk ten. Žiūrėk, čia dar vienas aksolotlis. Buvau teisus. Štai, pagavau jį. O dieve, pažiūrėk į visas tas dumblius. Tai šlykštu. Pažiūrėk į tai. Turime dar vieną aksolotlį. Ir šis netgi šiek tiek didesnis. Tai taip šaunu. Palauk minutėlę. Man atrodo, šis aksolotlis yra deformuotas. Pažiūrėk į tai. Matote čia, jo uodega yra padalinta į 2 dalis. Vadinasi, kažkas nukando jam uodegą ir jis bandė ją atauginti, bet jie ataugo 2 skirtingais būdais. Tai labai reta deformacija. Niekada to nemačiau anksčiau. Tai beprotiška. Kaip matote, dauguma šių akvariumų yra pažymėti, kas juose yra ir kiek tai kainuoja. Bet šis tiesiog parašyta aksolotlio jauniklis $45. Vadinasi, tai tiesiog įprastas ir nieko reto. Tačiau vaizdo įrašui einant toliau, aksolotliai taps vis retesni ir brangesni. Po to radau dar vieną akvariumą pilną nešvaraus vandens. Ir šiek tiek pažvejojęs tinkleliu man pavyko pagauti dar vieną aksolotlį. Bet šis buvo ypatingas. Na, vaikinai, tikriausiai galite pasakyti, kad tai nėra paprastas aksolotlis. Šis yra albinosas, todėl jis yra daug retesnis. Ir jis iš tikrųjų gana didelis, bet jie užauga dar didesni. Galiu jums garantuoti, kad šiame gyvūnėlių parduotuvėje rasime tikrų monstrų dydžio aksolotlių. Bet šis vis tiek yra labai šaunus radinys. Ir dar vienas aksolotlis išgelbėtas. Tačiau esu tikras, kad čia vis dar yra šimtai jų, todėl turime tęsti. Šiuo metu ant šios lentynos liko tik keli akvariumai. O kitame akvariume buvo kažkas visiškai netikėto. Oho, kas čia buvo po velnių? O dieve, ten kažkas yra. Nežinau, kas tai. Nemanau, kad tai aksolotlis, bet turbūt vienintelis būdas sužinoti, tai pagauti. Taigi, paėmiau dar vieną samtį ir iš karto pagavau tai, kas pasirodė esanti milžiniška albinosė afrikietiška naginė varlė. Netikiu. Aš niekada nemačiau tokios didelės afrikietiškos naginės varlės. Jūs tik pažiūrėkit. Pažiūrėkit, koks jis didelis. Jis toks storas. Na tikrai to nesitikėjau.
negirdėjau, jūs tik pažiūrėkit. Maniau, kad šioje gyvūnėlių parduotuvėje yra tik aksolotlių, bet kadangi jau radome krevečių, pūslėžuvių ir šią varlę, matyt klydau. Taigi taip, tai tikrai apsunkins šią gelbėjimo misiją, nes kas žino, ką dar čia rasime. O ne, nusiramink, bičiuli, mes tik bandome tave išgelbėti, grįžk čia. Aš paėmiau varlę ir įdėjau ją į kibirą, tada perėjau prie paskutinio akvariumo šioje lentynoje ir radau dar vieną aksolotlį, kuris buvo didžiausias iš visų iki šiol. Kaip matote, mūsų kibiras pradėjo greitai pildytis, bet mums dar buvo likęs ilgas kelias. Taigi nuėjau į kitą gyvūnėlių parduotuvės pusę ir iš karto radau kažką neįtikėtino. O, Helena, man atrodo, kad kažką radome. Pažiūrėkit tai. Žinau, kad ten kažką mačiau. Kur tai? Štai čia. O dieve, negali būti. Pažiūrėk, koks didelis tas aksolotlis. Gerai, šitas tikrai yra didžiausias, kurį iki šiol radome. Tačiau jis taip pat yra ir rečiausias. Matai, šis vadinamas melanistiniu aksolotliu. Ir jie žinomi tuo, kad yra visiškai juodi. Na pažiūrėkit tai, jie tiesiog neturi jokios spalvos. Net jų žiaunos ir akys yra visiškai juodos. Ir taip, tai tikrai didžiausias, kokį esu matęs. Kaip galite įsivaizduoti, kadangi šis aksolotlis yra labai retas, jis taip pat labai brangus. Parašyta, kad šis vertas $300, kas yra beprotiška. Bet tai toli gražu nėra pats vertingiausias, kurį mes rasime. Prisiminkite, mes vis dar ieškome $10 000 vertės mozaikinio aksolotlio. Ir jis gali būti bet kur. Todėl aš toliau ieškojau ir galiausiai pagavau dar kažką. O, turime dar vieną. Pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite į tai. Turime dar vieną aksolotlį. Kiek jų čia yra, vaikinai? Tai neįtikėtina. Atrodo, kad šis tiesiog eilinis. Nieko ypatingo. Bet jis tikrai didelis. Pažiūrėkite į tai. Žiūrėkite tinklelyje dar vienas. O, ir šis nėra paprastas. Pasirodo, tai auksinis aksolotlis. Tai viena mano mėgstamiausių rūšių. Ant lipduko nebuvo parašyta, kiek jis kainuoja, bet esu tikras, kad jis buvo labai brangus. Taigi, abu juos įdėjau į kibirą ir tęsiau paieškas, kai staiga pagavau dar kažką. Bet tai nebuvo aksolotlis. Negali būti, pažiūrėkite, ką tik pagavome. Štai čia yra mažytė upinė vėžliuko jauniklė. O dieve. Jei jūs nežinote, kas tai yra, tai laikoma vienu rečiausių gėlavandenių vėžlių, kuriuos galite laikyti kaip augintinį. Dabar aš nesu visiškai nustebęs, kad juos radome. Juk buvo nurodyta, kad jis parduodamas. Tačiau tai negarantuoja, kad jis vis dar bus ten. Mes jau radome daugybę tuščių akvariumų, ant kurių buvo parašyta, kad kažkas yra viduje, taip tas mėlynas aksolotlis. Bet žmogau, aš džiaugiuosi, kad jis buvo, nes šie vėžliai yra labai reti ir labai brangus. Na, pažiūrėkite į tai, jis kainuoja $800. Tai beprotiška. Gerai, taip, tu tikrai keliausi namo su manimi. Po to viskas pradėjo lėtėti. Ir aš pradėjau galvoti, kad šis akvariumas visiškai tuščias. Bet kai paėmiau paskutinį samtį, ištraukiau rečiausią iki šiol aksolotlį. Oi, o ne, pažiūrėkit tai. Negali būti. Helene, ar čia tikrai tai, ką aš galvoju? Iš pradžių maniau, kad tai paprastas, bet ne. Šis čia vadinamas varinio aksolotliu. Ir tai tikrai rečiausias, kurį iki šiol radome. Ir jis taip pat milžiniškas. O žiūrėkit tai. Jis tiesiog didesnis už mano ranką. Tai beprotiška. Dabar tikrai šaunus dalykas apie šią gyvūnėlių parduotuvę yra tas, kad jie visur turi lenteles, kuriuose parodyti skirtingi aksolotlių morfai. Ir jei pažiūrėsite, mes jau radome nemažai jų. Radome varinį, auksinį, albinosą ir net melanistinį. Bet kaip matote, dar liko nemažai kitų. Ir juos bus vis sunkiau ir sunkiau rasti, kai video tęsis. Taigi, įdėjau varinį aksolotlį į kibirą ir tęsiau toliau. O toliau buvo labai ilga akvariumo eilė. Bet aš nežinojau, kad čia gyvūnų parduotuvė laiko kai kuriuos savo beprotiškiausius padarus. O, pažiūrėkite, aš kažką matau šiame. Kas tai? Ar tai vėžys? Manau, kad tai vaikinai. Ateik čia, drauguži. Mes bandome tave išgelbėti. O, prašau, nesuimk manęs žnyplėmis. O dieve, pažiūrėkite, koks šitas didelis. Gerai. Na, tikrai to nesitikėjau. Bet kaip jau sužinojome, šioje gyvūnų parduotuvėje gali būti tiesiog bet kas. Na, paleist tinklelį, drauguži. Einam. Viskas, baigta. Štai taip. Bet kaip matote, tai nėra paprastas vėžys. Tai iš tikrųjų retas baltasis omaras. Ir jis tikrai didžiausias, kokį esu kada nors pagavęs. Bet jei įsižiūrėsite, ant jo tiesiog auga dumbliai. Tai tik parodo, kiek ilgai jis čia buvo paliktas. Taigi, tau pasisekė. Mes ką tik tave išgelbėjome. O ne, jis bando mane žnypti, prašau, nedaryk to. Gerai, tiesiog įdėkime jį į kibirą. Laimiai man pavyko įdėti vėžį į kibirą ir nebuvau sužnyptas. Ir aš tęsiau toliau. Ir iškart po to pagavau dar kažką. O, man atrodo, čia kažką turiu. Kas tai? Ar tai žuvis? Negali būti. Tai yra mūsų pirma žuvis šiame vaizdo įraše. Oi, nusiramink, nusiramink, nusiramink. Kas čia per žuvis, žmonės? Jis dabar visiškai išsigandęs. Palaukite, man atrodo, žinau, kas tai yra. Žmonės, čia ir jų nešama
žinomas? O, tai taip šaunu. Šios žuvis yra žinomos dėl savo didelio agresyvumo ir jos iš tikrųjų gali suėsti kitas žuvis, kurios yra dvigubai didesnės už jas pačias. Iš esmės, viską, kas telpa joms į burną, jos suėda. Ir taip, mes jų pagauname ne taip jau dažnai. Taigi tai tikrai puikus radinys. Kadangi nenorime, kad šis rijūnas šamas suėstų kitus gyvūnus, kuriuos išgelbėjome, aš įdėjau jį į atskirą kibirą ir tęsiau tyrinėjimą. Ir po dar kelių bandymų su tinkleliu nutiko štai kas. O, pagavome dar vieną aksolotlį. Pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkime, kas tai. Atrodo, kad dar vienas albinosas. Oho, palaukite. Ne, tai kažkas kito, vaikinai. Gerai, žinote ką? Pažiūrėkime į morfų lentelę čia, nes šis neturi raudonų akių. Taigi tai tikrai ne albinosas. Man atrodo, kad tai leukistinis. Tokio dar nebuvome radę. Leukistiniai aksolotliai yra labai panašus į albinosinius, tik jų akys skiriasi. Na ką, lėtai, bet užtikrintai mes surenkame visus aksolotlius, bet dar liko daug surinkti ir jie tik darosi vis retesni ir retesni. Taigi, aš įdėjau jį į kibirą su visais kitais ir toliau ieškojau akvariumuose. Ir man pavyko rasti dar daugiau paprastų aksolotlių, taip pat šį Amazonės pūstuvę. Tačiau viskas pasikeitė, kai radau dar vieną aksolotlį, bet šis nejudėjo. O ne, man atrodo šiam jau per vėlu. Nemanau, kad jis išgyveno. Tai labai blogas ženklas. Tai reiškia, kad aksolotliams čia baigėsi laikas. Taigi, turime paskubėti ir išgelbėti likusius. Ir pasirodo, šie aksolotliai turi dar mažiau laiko nei maniau, nes vėliau radau dar vieną akvariumą, kuris buvo sudaužytas ir iš jo stipriai tekėjo vanduo. Dauguma vandens jau buvo išbėgę, bet dar šiek tiek liko. Tikiuosi, kas bebūtų čia viduje, vis dar gyvas. Oi, tai nėra gerai, vaikinai. Netrukus šiame akvariume visai neliks vandens, todėl mums tikrai reikia paskubėti. Iš pirmo žvilgsnio akvariumas atrodė visiškai tuščias, bet šiek tiek apsidairęs pastebėjau kažką. Tai buvo aksolotlis, kurio dar niekada nebuvau matęs. Vaikinai, pažiūrėkite į tai. Čia yra aksolotlis ir jis yra milžiniškas. Tai tikriausiai pats didžiausias, kokį iki šiol matėme. Ir žinote ką? Manau, kad tai ir nauja rūšis. Gerai, žinote ką, pamirškite tinklelį. Net nemanau, kad jis čia tilps, todėl tiesiog bandysiu jį paimti rankomis. Na, drauguži, mes bandome tave išgelbėti. Štai, pavyko. Jis toks slidus, vaikinai. Pažiūrėkite, koks didelis šis aksolotlis. O, dieve. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo kaip įprastas leukistinis. Tačiau jei pažiūrėsite į lipduką, ten parašyta, kad tai mėlynžiaunis aksolotlis. Jie taip vadinami todėl, kad jų žiaunos yra mėlynos, o ne raudonos kaip paprastai. Ir aš net nemačiau jo aksolotlių lentelėse. Taigi šis vaikinas turi būti itin retas. Ir laimiai jis vis dar buvo gyvas, nors akvariume beveik nebuvo vandens. Bet čia vis dar gali būti daugiau. Taigi aš toliau ieškojau ir galiausiai radau dar kai ką. O, Helena, man atrodo, radome dar vieną aksolotlį. O šitas atrodo beprotiškai keistai, jūs tik pažiūrėkit. O, dieve. Dabar man atrodo, aš žinau, kokia čia atmaina. Tai vadinamas auksinis varinis aksolotlis. Ir tai yra dviejų itin retų morfų mišinys. Matote, jis turi vario spalvą, bet taip pat visame kūne yra šių nuostabių auksinių dėmelių. Ir kaip ir mėlynžiaunio aksolotlio, aš dar niekada nesu matęs tokio. Taigi taip, juos tikrai sunku rasti. Bet ką sužinojome iš šios gyvūnėlių parduotuvės? Jie iš esmės turi visų tipų aksolotlių pasaulyje. Taigi kas žino, ką dar čia rasime? Aš paėmiau ir įdėjau jį į kibirą su kitais. Bet kaip matėte, jis jau buvo beveik pilnas. Todėl nusprendžiau juos perkelti į šį didžiulį šaltkrepšį. Ir štai čia jūs tikrai galite pamatyti, kiek daug aksolotlių mes išgelbėjome. Bet tai dar nieko, turime dar tiek daug akvariumų ir tvenkinių, kuriuos reikia ištirti. Todėl turime tęsti. Gerai, šis akvariumas atrodo gana tuščias ir ant jo buvo tik 2 lipdukai. Taigi manau, kad viską išėmėme. Palauk, o ne, pažiūrėk ten, Helene. Man atrodo, kažkas juda. Kas tai? Čia vis dar kažkas yra. Pagavau jį. Netikiu. Tai mažas leukistinis aksolotlis. O dieve, aš beveik jo nepastebėjau, vaikinai. Gerai, kad jis visiškai baltas, kitaip tikrai nebūčiau jo ten pamatęs. Bet laimiai pastebėjome jį ir išėmėme. Po to dar kartą patikrinau, ar akvariumas visiškai tuščias ir tada perėjau prie kito akvariumo. Ir ten radau patį keisčiausią aksolotlį iki šiol. O dieve, Helen, pažiūrėk į tai. Matai, čia yra aksolotlis, bet atrodo, kad su juo kažkas negerai. Jei įsižiūrėsi, jis turi žiaunas tik kairėje galvos pusėje. Matai tai? Tai beprotiška. Gerai, pabandykime jį pagauti, kad galėtume geriau apžiūrėti. Eikš, drauguži, mes tave gelbėjame. Noriu būti labai atsargus, nežinau, ar jis sužeistas, ar kas nors negerai. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Gerai, tai turbūt pats beprotiškiausiai atrodantis aksolotlis, kokį esu kada nors pagavęs. Kaip taip iš vis gali nutikti, vaikinai? Gerai, šis aksolotlis tikriausiai yra vienas iš milijono. Ir tai turbūt paaiškina, kodėl jis neparduodamas.
Paprastai, kai parduotuvėse yra kažkas, kas neparduodama, tai reiškia, kad tas dalykas yra labai ypatingas. Ir taip, galbūt jis toks gimė, o gal susižeidė, nežinau. Bet kuriuo atveju jis yra labai unikalus ir turbūt mano mėgstamiausias aksolotlis iki šiol. Ir tai taip pat paaiškina, kodėl jo vardas yra Lefty. Iš pradžių buvau šiek tiek sutrikęs, bet dabar tai daug labiau suprantama. Kadangi šis aksolotlis yra itin ypatingas, jis turėjo visą šį akvariumą tik savo. Taip niekas jo neužpuolė. Taigi, aš paėmiau jį ir įdėjau į atskirą kibirą, o tada tęsiau paiešką. Ir visai šalia to akvariumo buvo dar vienas, kuriame buvo kažkas visiškai kitokio. O, ar tai vėžliukas? Pažiūrėk ten, Heline. Čia yra mažas vėžliukas. Ateik čia, drauguži. Mes tik bandome tave išgelbėti. O, pažiūrėk į jį. Jis tiesiog žavingas. Gerai, to nesitikėjau, bet štai čia yra raudonausis vėžlys albinosas. Ir atvirai, aš netgi nustebęs, kad jis vis dar gyvas, nes vanduo ten yra visiškai bjaurus ir net nėra filtro. Taigi, manau, drąsiai galima sakyti, kad šį vaikiną radome pačiu laiku. Taigi, aš įdėjau jį į kibirą su šviežiu vandeniu ir toliau dairydavausi, ar nepamatysiu daugiau vėžlių, kai staiga tai nutiko. Au! O dieve, kažkas ką tik man įkando ten viduje. Kas čia per velnes? Ar ten yra snapuotasis vėžlys? O dieve, dabar drebu. Kažkas tikrai man įkando. Gerai, žinot ką? Panaudosiu tinklelį. Tai gera idėja. Tai turi būti snapuotasis vėžlys. Arba mata. Kur jis? Nagi? O, štai jis. Pagavau jį. Tai snapuotasis vėžlys. O žiūrėkit, kaip jis. O, ir jis iš tikrųjų gana didelis. Gerai, tai šiek tiek baisu. Nusiramink, drauguži. Mes tik bandome tau padėti, gerai? Negaliu patikėti, kad mane tikrai ten įkando. Bet laimiai, jis manęs taip stipriai nesužeidė. Gavau nedidelę durą žaizdelę, bet galėjo būti daug blogiau. Jeigu nežinojote, net ir mažyčiai snapotieji vėžliai turi labai stiprų įkandimą. Ir taip, tikrai galėjau netekti piršto, kas nebūtų buvę gerai. Pažiūrėkite į jį. A, jis šlapinasi. Gerai, žinot ką, tiesiog įdėkime jį į kibirą. Jis tikrai nepatenkintas. Na, tai buvo paskutinis vėžlys šiame akvariume. Tad nuėjau į kitą gyvūnėlių parduotuvės pusę, kur akvariumai buvo daug didesni. Taigi, kas žino, ką rasime? Gerai, pradėsime nuo šio akvariumo. Kol kas nieko nematau, bet vanduo labai drumstas. Pažiūrėkim. Ar čia kas nors yra? O, palauk! Helen, mes iš tikrųjų kažką pagavome pirmu tinklu. Kas tai? Atrodo kaip kažkokia žuvis. Gerai, tai tikrai ne aksolotlis. Tai iš tikrųjų vadinama drakoniniu grundalu. Ir jie yra vienas iš baisiausiai atrodančių žuvų pasaulyje. Na, pažiūrėk į tą veidą. Tai atrodo kaip tikras ateivis. O, jis iš tikrųjų turi labai aštrius dantis. Na, dabar, kai žinome, kad čia yra žuvų, aš toliau gaudžiau tinklu. Ir staiga pagavau dar vieną, bet ji buvo daug retesnė. O dieve, Helen, mes čia turime dar vieną žuvį, bet ši yra daug didesnė. Nusiraminkite, pažiūrėkite, kokio dydžio ši žuvis. Ši vadinama vandens karvės grundalų. Taigi tai dar viena grundalų rūšis. Galbūt čia tik grundalų akvariumas, nežinau. Bet ši yra daug retesnė ir užauga daug didesnė. Be to, jos taip pat labai agresyvios. Šie grundalai labai panašus į gyvatgalvius, kurie iš tikrųjų yra nelegalūs. Taigi taip, tai tikrai įdomus radinys. Įdėjęs vandens karvės grundalą į kibirą, radau dar dvi žuvis, įskaitant šį mažą raudon uodegės šamą ir šį vaikiną, kuris buvo mažas pjūklaudegis šamas. Abi šios žuvys vieną dieną užaugs milžiniškos, bet kol kas jos dar mažos. Taigi perėjau prie kito akvariumo, kuriame jie laikė kai kuriuos savo rečiausius aksolotlius. Gerai, vaikinai, dabar šiek tiek jaudinuosi. Sprendžiant iš šių lipdukų, čia turėtų būti kažkokių beprotiškų aksolotlių. Tikiuosi, kad jie vis dar gyvi. Taigi pradėjau gaudyti tinklu, bet reikalai atrodė nekai. Ir nebuvo jokių aksolotlių ženklų. Ir kai jau buvau beveik pasiruošęs pasiduoti, nutiko štai kas. O, Helen, žiūrėk, man atrodo, kad čia kažką matau. Kas tai? Esu beveik tikras, kad tai aksolotlis. Taip, tai jis, pagavome jį. O, dieve, šitas padaras yra milžiniškas, vaikinai. O, ir tai tikrai nėra paprastas aksolotlis, vaikinai. Mes ką tik laimėjome aukso puodą. Šitas čia vadinamas jonvabalio aksolotliu. Ir tai vienas iš beprotiškiausių visame pasaulyje. Visada norėjau tokį rasti, bet jie yra nepaprastai reti. Ir priežastis, kodėl jie vadinami jonvabalio aksolotliais, yra ta, kad jų galvos ir kūnai yra juodi, o uodega albinosos spalvos ir iš tikrųjų gali šviesti tamsoje kaip jonvabalis. Na, tai natūraliai neįvyksta. Šie padarai iš tikrųjų yra sukurti laboratorijoje. Matote, kai aksolotliai vis dar yra kiaušiniuose, mokslininkai įsikiša ir sujungia įprastą su albinosu, kad iš esmės sukurtų tokį, kuris būtų per pusę. Ir kaip galite įsivaizduoti, tai nėra lengva padaryti. Todėl šie aksolotliai yra beprotiškai reti. Ir taip, tai tikrai mano mėgstamiausias iki šiol. Na, dabar galime išbraukti ugniažybių aksolotlių
aksolotlę iš lentelės. Bet kaip matote, mums vis dar liko keletas surasti, įskaitant $10,000 mozaikinį aksolotlę. Taigi įdėjau šį vaikiną į šaltkrepšį ir tęsiau toliau. Ir iškart po to padariau dar vieną stulbinantį atradimą. O žiūrėk, Helena, turime dar vieną aksolotlę. Ir šis vėl milžiniškas. O, palauk minutėlę. Manau, kad tai dar viena nauja rūšis. Jei esu teisus, esu beveik tikras, kad tai vadinama purvinu leucistiniu aksolotliu. Na, vienintelė priežastis, kodėl taip manau, yra ta, kad jis atrodo lygiai kaip tas, kuris pavaizduotas lentelėje. Iš esmės tai paprastas leucistinis aksolotlis, bet jo veide yra daug juodų dėmių. Žinote, vaikinai, žinau, kad ši gyvūnėlių parduotuvė specializuojasi aksolotliuose, bet tiesiog negaliu patikėti, kiek skirtingų rūšių mes randame. Tai taip šaunu. Taigi, aš dar kelis kartus pasėmiau šiame akvariume ir man pavyko pagauti dar kelis aksolotilius, bet neturėjau jokio supratimo, kokios jie rūšies. Ant kainos etiketės buvo parašyta, kad jie vadinami hipo, apie kuriuos net nebuvau girdėjęs, bet jie atrodė tikrai šauniai. Taigi, aš juos įdėjau į šaltkrepšį ir perėjau prie kito akvariumo, kuriame buvo dar daugiau aksolotlių, kurių dar niekada nebuvau matęs. Žiūrėkite, čia parašyta, kad čia yra pilkas ir juodas aksolotlis. Taip pat Zentik Copper. Nesu tikras, kas tai yra ir jų nėra lentelėse, tad galbūt tai nauja rūšis. Manau, vienintelis būdas sužinoti, juos pagauti. Taigi pradėjau gaudyti tinklu ir netrukus pagavau pirmąjį. O, Helena, mes kažką turime. Pažiūrėk, tinkle yra aksolotlis. Gerai, dar nesu tikras, kokios tai rūšės, bet manau, kad tai gali būti Zentik Copper. Kaip matote, jis atrodo gana panašus į kitus varinius, kuriuos radome, bet šiek tiek kitoks. Šis yra šviesesnės spalvos ir turi daug dėmių. Jis toks šaunus. Niekada nemačiau nieko panašaus. Ir žinokit, aš iš tikrųjų turiu teoriją, kaip ši gyvūnų parduotuvė turi visas šias beprotiškas morfas. Ir galbūt jie laikė daug šių aksolotlių kartu ir jie tiesiog pradėjo veistis, sukurdami itin retus aksolotlius, kurių niekas kitas neturi. Ir jei tai tiesa, tai tikrai šaunu, nes mes galėtume būti vieninteliai žmonės, turintys kai kurias iš šių rūšių. Įdėjęs į šaltkrepšį, tęsiau paieškas to paslaptingo, pilko ir juodo aksolotlio, tai staiga tai įvyko. O, Helena, man atrodo, jis mūsų tinkle. Pažiūrėk į tai. O, tai tikrai tas pilkas ir juodas aksolotlis, vaikinai. Gerai, išimkime jį iš čia. Ateik čia, drauge. Mes tave gelbstime. Vau, pažiūrėkite į šitą, vaikinai. O dieve, jis toks gražus. Pažiūrėk, kiek jis turi dėmių. Niekada nemačiau tokio. Įdomu, koks jis retas. Nes vėlgi, jo nėra aksolotlių lentelėse. Aš net nežinau, ką reikėtų sukryžminti, kad gautum tokį morfą. Jei žinote, parašykite komentaruose žemiau. Bet kuriuo atveju šis yra vienas mano mėgstamiausių iki šiol. Dabar, radęs visus šiuos beprotiškus aksolotlius, kurie net nekainuoja $1000, net neįsivaizduoju, kaip atrodys tas $10,000 mozaikinis. Ir vis dar turime jį surasti. Taigi aš tęsiau paieškas. O kitame akvariume radau dar daugiau paprastų aksolotlių ir keletą hipo. Deja, mozaikinio neradau. Taigi tęsiau paieškas, kai staiga padariau patį netikėčiausią atradimą iki šiol. O dieve, Helene, ar tai yra tai, ką aš manau? Ant šio lipduko parašyta, kad čia yra mozaikinių aksolotlių jauniklių. Negali būti. Gerai, visiškai pamiršau. Senasis šios gyvūnėlių parduotuvės savininkas sakė, kad čia veisiasi mozaikiniai aksolotliai. O tai reiškia, kad čia turi būti jauniklių. Ir manau, ką tik radome akvariumą, kuriame jie buvo laikomi. Tikiuosi, jie vis dar gyvi. Taigi, atsargiai pradėjau semti ir jau pirmų pasėmimų tinkleliu ištraukiau ne vieną, o 2 mozaikinius aksolotlių jauniklius. Oho, negali būti! Tai pirmas kartas, kai gyvai matau mozaikinį aksolotlą. Ir nors dabar jie gali netrodyti labai įspūdingai, jie juk dar tik jaunikliai. Kai šie vaikinai užaugs, jie įgaus neįtikėtinų spalvų ir raštų. Tai jau dabar šiek tiek matosi, jie tikrai nėra įprasti. Bet patikėkite manimi, kai vėliau šiame vaizdo įraše surasime tą didesnį, jūs liksite nustebinti. Bet ir šis vis tiek labai šaunus. O dieve. Aš paėmiau šiuos mažylius ir sudėjau juos į atskirus kibirėlius, kad niekas jų nesuvalgytų. Ir tada tęsiau paieškas, norėdamas sužinoti, kiek dar jų galiu rasti. O, man atrodo, kad matau keletą. O, štai vienas čia pat. Pagavau jį. Palaukite minutėlę. Jų iš tikrųjų tiek daug, vaikinai. Pažiūrėkite į tai. O dieve. Pažiūrėkite į tai. Dabar turime pilną tinklelį mozaikinių aksolotlių. Štai 1, 2, 3, 4, 5, plus dar 2. Iš viso tai yra 7. Ir šie padarėliai kainuoja po $500 už vieną. Gerai, tai tikrai daug pinigų. Mes ką tik laimėjome aukso puodą. Bet aš net nenumaniau, kad akvariume jų dar yra daugiau. Ir po kelių pasėmimų tinkleliu man pavyko juos visus sugauti. Iš viso buvo 10. Vadinasi, visi šie mažyliai aksolotliai kainuoja $5,000. Bet pasirodo, didysis kainuoja 10 000. Taigi toliau viskas tik dar labiau pašėlsta.
Po to perėjau prie kito akvariumo, kuriame atrodo veisė skirtingų atmainų aksolotlius. O, bet tai ne bet kokie paprasti aksolotliai. Kaip matote, čia parašyta, kad čia yra auksinis aksolotlis, taip pat švytintis leukistinis aksolotlis. Dabar jei šie du susilauktų palikuonių, tikriausiai atsirastų retas hibridinis aksolotlis. Taigi nusprendžiau, kad lengviausias būdas juos surasti būtų panaudoti specialią lempą, kurią turiu, kuri priverčia juos švytėti. Ir iš karto kažką pastebėjau. O, pažiūrėkite į tai, koks jis didžiulis. Gerai, pažiūrėkime, ar galiu jį pagauti. Na, drauguži, lipk į tinklelį. Mes bandome tave išgelbėti. Štai, pagavome jį. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Pažiūrėkite, kaip stipriai jis dabar švyti. Tai beprotiška, vaikinai. Oho, pažiūrėkite ir į akis. Jos tokios žalios. Jis tiesiog atrodo kaip mutantas aksolotlis. Man tiesiog taip įdomu, kaip jis atrodo visiškai normalus aksolotlis šviesoje. Bet kai ją išjungi, jis tampa visiškai žalias. Tai beprotiška. Na tai tikrai tas leukistinis, kuris švyti. Ir jis tikrai švyti. Jis iš tikrųjų švyti net per stipriai. Jis mane šiek tiek apakina dabar. Aš paėmiau jį ir įdėjau į šalkrepšį kartu su kitais mūsų aksolotliais. Mūsų kolekcija vis augo ir augo. Bet čia vis dar buvo tas auksinis aksolotlis. Ir kadangi jis nešvyti, bus daug sunkiau jį rasti. Na, kur jis, vaikinai? Šis vanduo baisus. O, man atrodo, matau jį. Jis ten apačioje. Na, lipk į tinklelį, drauguži. Mes bandome tave išgelbėti. Štai, pagavome jį. O, jis milžiniškas. Pažiūrėkite į to auksinio aksolotlio dydį, vaikinai. Jis daug didesnis nei tas pirmasis auksinis, kurį radome. Ir jis taip pat daug spalvingesnis. Na, tik pažiūrėkite į tai. Tai tiesiog beprotiška. Gerai. Na, atrodo, kad radome abu tėvus. Dabar laikas pabandyti surasti jauniklius ir pažiūrėti, kas gausi sumaišius šiuos du aksolotlius. Jeigu jums įdomu, kas yra šis mažas tinklinis indėlis akvariume, paprastai žmonės į juos deda žuvų ir aksolotlių jauniklius. Taip tėvai jų nesuėda. Taigi aš pažvelgiau į vidų ir iš karto pastebėjau du mažus aksolotlius. Jie buvo vieni įspūdingiausių, kokius esu matęs. Tai taip šaunu, vaikinai. Aš niekada anksčiau nemačiau auksinių aksolotlių jauniklių. Bet jei prisimenate, jie taip pat turėtų švytėti, nes vienas iš jų tėvų švytė. Taigi žinote ką, išjunkime šviesą ir patikrinkime. Štai taip. 3, 2, 1. O dieve, pažiūrėkite į tai. Jie tokie neoniniai, vaikinai. Pažiūrėkite į tai, tai iš tikrųjų beprotiška. Manau, kad dar niekada nemačiau aksolotlio, kuris taip švyti. Tiesiog kiekviena jų kūno dalis yra neoninė. Na, turbūt taip ir nutinka, kai sumaišai auksinį aksolotlį su švytinčiu leukistiniu. Jie turi būti itin reti. Nusprendžiau šiuos vaikinus įdėti į kibirą kartu su mažaisiais mozaikiniais, nes jie buvo tokio pat dydžio. Na, o po to atėjo laikas apžiūrėti šį didelį tvenkinį, kuriame, kaip teigiama, jie laikė savo didžiausius aksolotlius. O dieve, vaikinai, vanduo čia siaubingas. Dar nematau jokių aksolotlių, bet jų čia turėtų būti. Taigi pradėkime gaudyti tinklu. Kadangi šis tvenkinys tikrai didelis, juos surasti nebus lengva. Tačiau vos po kelių minučių man pavyko pagauti pirmąjį aksolotlę. Oho, negali būti, Helen, mes kažką pagavome. Turime savo pirmąjį aksolotlę. O dieve, jie tikrai nemelavo, sakydami, kad čia yra didelių. Šitas yra milžiniškas. O, ir man atrodo, kad tai dar viena rūšis, kurios dar nebuvome radę. Tai vadinamas Starburst aksolotliu. Nors iš pirmo žvilgsnio jie gali atrodyti gana įprasti, jei įsižiūrėsite, pamatysite auksinės dėmeles visame jų kūne. Jie tiesiog nuostabūs. Aš niekada anksčiau nebuvau radęs nė vieno, juo labiau tokio dydžio. Laimei, jis vis dar gyvas net ir po kelių savaičių praleistų ten apleistas. Ir kažkaip jis vis dar labai storas. Nežinau, kaip tai įmanoma. Matytis ten kažką ėda. Nežinau, tai tikrai keista. Ir kai atidžiau pasižiūrėjau, supratau, kad šis toks storas, todėl kad jis iš tikrųjų yra nėščias. O tai reiškia, kad čia turi būti ir daugiau jų, įskaitant jauniklius. Taigi įdėjau ją į šaltkrepšį ir toliau gaudžiau tinklu, kai staiga tai nutiko. O, pažiūrėk, Helė, buvau teisus, čia yra jauniklių. Turime du mažus aksolotilius. O dieve, jie tokie maži. Spėju, kad tai yra Starburst aksolotilių jaunikliai, bet nesu tikras. Sunku pasakyti, kai jie tokie maži. Bet kuriuo atveju tai padarys šią gelbėjimo misiją daug sunkesnę, nes šis tvenkinys yra milžiniškas. Čia gali būti šimtai jų. Taigi, manau, turime tęsti ir pažiūrėti, kiek dar galime rasti. Su kiekvienu pasiėmimu mūsų aksolotlių kolekcija vis didėjo, o mūsų šaltkrepšis greitai pildėsi. Bet tuo viskas nesibaigė. Tada pagavau dar vieną milžinišką aksolotlį, bet šis buvo daug retesnis. Oho, negali būti, Helena, mes čia turime dar vieną aksolotlį. Manau, kad tai dar vienas didelis melanistinis aksolotlis. Kas keisčiausia, tai tik antrasis
aksolotlis, kurį radome visoje šioje gyvūnėlių parduotuvėje. O tai tik parodo, kokie jie reti. Bet, kaip žinote, mes ieškome dar retesnių. Taigi, įdėsime šį vaikiną į šalkrepšį ir toliau ieškosime, ar galime rasti dar daugiau pagal sąrašą. Po to pastebėjau dar kažką tvenkinyje. Tai geriau įsižiūrėjau, supratau, kad tai buvo milžiniškas albinosas aksolotlis. Gerai, pažiūrėkime, ar pavyks jį pagauti. Na, drauguži, lipk į tinklelį. Mes tave gelbėjame. Štai jis. O dieve, pagavau jį. Šitas padaras milžiniškas. Ar matote tai? Tai net netrodo tikra jūs vaikinai. Tai yra didžiausias aksolotlis, kokį esu matęs savo gyvenime. Mano rankos tikrai didelės, todėl galbūt jis ekrane neatrodo toks didelis, bet turiu čia matavimo juostą. Ir mes pažiūrėsime, koks iš tikrųjų didelis šis aksolotlis. Atrodo, kad jis bus tiesiog apie pėdą ilgio vaikinai. Gerai, jo galva štai čia, ramiai drauguži. Gerai, jo uodega yra čia vaikinai, pažiūrėkite į tai. Jis yra šiek tiek daugiau nei 10 colių ilgio. Tai turbūt turi būti pasaulio rekordas ar kažkas panašaus vaikinai. Parašykite komentaruose, jei esate matę tokį didelį aksolotlį anksčiau. Bet kaip matote, ji taip pat labai stora. Atrodo, lyg būtų nėščia. Jei tai tiesa, ten gali būti ir albinosų jauniklių. Tai beprotiška, net nežinau ką pasakyti. Dabar nesu tikras, kaip galėtume pranokti kažką tokio. Bet aš toliau gaudžiau tinklu ir man pavyko sugauti dar daugiau aksolotlių jauniklių. Įskaitant keletą albinosų. Bet tada savo tinkle pastebėjau kažką didelio ir tai buvo visiškai netikėta. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Čia turime dar vieną didelį aksolotlą. Atrodo, kad tai dar vienas albinosas. O, palaukite, ne, tai kažkas kito. Vaikinai, man atrodo, kad tai didelis auksinis aksolotlis. Pažiūrėkite į tai. Tai yra pats didžiausias auksinis aksolotlis, kokį esu matęs. Jis tiesiog didesnis už mano ranką. Tai beprotiška. Iš pradžių maniau, kad tai albinosas, nes jis toks purvinas. Na, pažiūrėkite į tai. Tai taip liūdna, vaikinai, pagalvoti, kad visi šie milžiniški aksolotliai gyveno šitame baisiame vandenyje. Tikras stebuklas, kad jie vis dar gyvi. Tai tiesiog neįtikėtina, kiek daug auksinių randame šioje gyvūnėlių parduotuvėje. Ir kas juokinga, iki šio vaizdo įrašo visada maniau, kad auksiniai yra patys brangiausi ir rečiausi. Bet akivaizdu, kad radus visas tas neįtikėtinas atmainas, kurias iki šiol aptikome, tai nėra tiesa. Tačiau mes vis dar ieškome šventojo gralio tarp aksolotlių. Ir tai yra mozaikinis aksolotlis. Na, jau apie 30 minučių gaudau tinkleliu šiame tvenkinyje. Ir nemanau, kad jis čia yra. Šioje gyvūnėlių parduotuvėje liko tik vienas akvariumas, kurio dar neapžiūrėjome. Tai paskutinė mūsų galimybė jį rasti. Taigi, paėmiau auksinį aksolotlį ir įdėjau jį į šalkrepšį. O tada nuėjau prie paskutinio akvariumo, bet vaizdas nebuvo geras. Vanduo buvo labai drumzlinas ir nebuvo jokių gyvybės ženklų. Pradėjau gaudyti tinkleliu, kai staiga padariau širdį draskantį atradimą. O ne, Helena, pažiūrėk ten. Ten yra aksolotlis, bet jis apverstas ir nejuda. O ne, tai tikriausiai mozaikinis, vaikinai. Tai nėra gerai. Gerai, pabandykime jį pagauti. Jis dar gali būti gyvas. Na, pirmin, drauguži. O kaip liūdna, vaikinai. Jūs turbūt juokaujate. Palaukite. Palauk, kas čia per velnis? Helena, čia netikras aksolotlis, tai žaislas. Jis netikras. Kodėl jis čia buvo? Ar čia kažkokia išdaiga ar panašiai? Vaikinai, aš rimtai maniau, kad mozaikinis aksolotlis buvo miręs. Na, gera žinia ta, kad tai reiškia, jog mozaikinis aksolotlis vis dar gali būti ten ir vis dar gali būti gyvas. Na dabar, kai vis dar yra vilties, kad mozaikinis aksolotlis gali būti čia, aš toliau semiau. Ir po daugybės nesėkmingų bandymų tinkleliu kažką ištraukiau. O dieve, Helena, mes kažką pagavome. Kas tai bebūtų, tai juda. Prašau, tebūnie tai mozaikinis aksolotlis. O dieve, Helena, mums pavyko. Mes pagavome tai, ko siekiame viso vaizdo įrašo metu. Štai ten yra mozaikinis aksolotlis. Aš tiesiog negaliu patikėti savo akimis. Man taip dreba rankos. Nemaniau, kad jį rasime, bet mums pavyko. Ir ačiū Dievui, jis vis dar gyvas. Tai yra gražiausias dalykas, kokį esu matęs. Na, tik pažiūrėkite į tai. Kad suprastumėte, koks retas yra šis aksolotlis, tikimybė, kad aksolotlis bus mozaikinis, yra 0,00001%. Tai iš esmės neįmanoma. Tai tiesiog atsitiktinumas, kad taip nutiks. Negalite specialiai išveisti aksolotlio, kad gautumėte tokį. Kodėl juos taip sunku rasti? Bet dabar jūs tikrai galite pamatyti, apie ką kalbėjau anksčiau, kai sakiau, kad šie padarai turi beprotiškai ryškias spalvas ir raštus. Kiekvienas mozaikinis aksolotlis yra visiškai skirtingas. Todėl jie yra itin unikalūs. Kas tikrai šaunu šiame aksolotlyje, tai kad jos žiaunos iš šios pusės yra juodos, o iš kitos pusės raudonos, kaip ir turėtų būti. Tai tiesiog nuostabu. Bet kaip matote, tai nėra visiškai suaugęs individas. Jos spalvos ir raštai tik gerės ir gražės jam augant. Aš tiesiog negaliu to patikėti dabar. Aš tiesiog laikau aksolotlį, kuris gali būti vertas $10,000. Na, manau, drąsiai galiu pasakyti, kad tikrai pasiliksiu šį aksolotlį kartu su visais kitais beprotiškais aksolotliais, kuriuos radome šioje apleistoje gyvūnėlių parduotuvėje. Taigi, parašykite komentarą,
komentaruose, jei norite pamatyti antrą dalį, kurioje pastatysiu visiems šiems aksolotliams jų svajonių namus. Ir taip pat parašykite komentaruose vardą mūsų naujam mozaikiniam aksolotliui. Bet kokiu atveju labai jums ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdą įrašą ir taip pasimatysime kitame. Iki!